Labas, aš vėl Alvids Masals iš Naujos Veitas, kur vakar leidau mobilį kamerą, tai toks komentaras. Vienu žodžiu, leidau, aišku, vanduo nėra toks skaidrus, tai po 10 minučių jau atplaukė pirmąją raudsparnę. Po 20 minučių pasirodė pirmieji lyną, buvau labai nustebęs iš tikrųjų ir galvoju, gal aišku tapims, gal praplaukė taip toliau, bet tiesiog tolyn vis laiks, kaip kas 5 minutės lynų daugėjai, labai įdomi, tiesiog negali patikėti, ar aš gal pataikiau į tokį veitį leis, kur tai lyna ten kažkur gyvena, ar kas čia, ar tas Masals tai pasiteisin. Ir esminis dalykas, bet pradėjai temti, kol kas čia nėra šviesos ir aš nebegalėjau matyti naktį niek, bet iš ryto anksti jau apie kokį, nežinau, gal 5 valandą buvau, pradėjau žiūrėti, lynų buvo daug, bet labai sunkiai matos. Jūs video matysit, tiesiog nesusidrumstondau, viskas negera, įleidau, pasidėjom dumblą ir ten tiek viskas susimėš, kad niek nebegal matyti, bet jau nuryt, kada prašvėt, matos, kad lynų ten gal 10, gal daugiau plaukių ir gan didelį, aš apie rauds jau nešneku. Karpių kol kas nėra ir tiesiog aš nemanau, kad nutep gal greit būti, nes karpis į pakankamai jautrus ir tikėkime, kad vėliau. Šiandien aš perdariau, reiškia, to sistemėlį, ten biškai paaukštinau, bet matau, kad dar irgi nėra labai gera. Situacija čia labai gera ir labai bloga. Reiškia, situacija gera ir kad bent jau taip sakė, kad čia į tų karpių tikra ir galės ties to padirbėti. Situacija bloga, kad ondaro pakankama toks ir mūtnas, sakyčiau. Tai yra viena problema, antra problema yra didelis su ryšiu. Tai labai striginiai ir kur matysit tuos video, matysit striginiai laiks, niek negaliu padaryti, bet vis tiek noriu parodyti, pasidžiaugti, kad veik tai Masalą, sakykime, kuriuos tek ištestauti ir nustatyti dabar šią dieną geriausia, aišku, visada galės tobulinti karjerį ir anie čia suveik, tai vienu žodžiu, išvešiam iš ten tų panton, kaip sakiau, nes nebereik ten nebeko dirbti, dėl to, kad jau tai lyną karščią matom jėd iš tikrųjų ir jėd intensyvę ir kartas net į dainos metu beveik vis daina, nei prabūn prie to Masal, reiškia, nem patink, tai tas lynas, tas karščias dabar kol kas niek, manau, nedarysiu, bet aišku, matot, niek negal padaryti, kada įdėjau tuik Masal, kuris stinktėm, karšiams ir lynams iš karto priplauk, bet karšių nemačiau. Aišku, lyną. Tai va, dirbsiam tas karpės, kada pantons išvažiaus į Jaudeikių tvenkinį, tada ten, manau, bus ir tų karpių, ir kitų žuvų. Tai vėl bus įdomiau, nes reik paskubėti, radau visą netoliai, neaišku, pradės šalti, kaip ten daplauksiam, kokia ta situacija, bus labai daug įvairiausių sunkumų iškels rudin. Tai va, noriu padirbėti tas karpės šiek tiek. Ir čia statyti reiks matyti ir anteną kažkokį galingesnį ir čia nėra nei saulės baterijų, nieko, akumuliatorius reik vežiuoti, tai darbi daug, bet nesvarbu, esu optimizmo pelns ir manau, kad viskas bus gera ir mes turėtumėm kelių dienų laikotarpį pamatyti čia karpių, taip tikiu. Aišku, reiks pakeisti dabar Masalus, man bus sudėtinga, aišku, ten padarytus gabalus, galbūt kažkokius, nes reikalingi kiti visišką produktą. Bet aš pabandysiu ir aš tikiuosi, kad mums pavyks ir mes turėsim rezultatą. Tai va dabar tokių jau gražių, sakykime, skaidrių video nebus kol kas bent jau. Bandys dar aukščiau iškelti kamerą, bet mums esminis dalykas dabar nepasidžiaugti žuvelėm gražiom, o priviliuoti, matyti, kad atplaukti, jeigu būtų tas vaizdas, kad ir mūtnus, bet kad matytumėm, kad tas žuvis atplaukti, jėd, maitinas ir viskas gera. Tai va, toks naujinas, viskas į labai fainę, dirbam toliau ir jums kaip vis laik, praktiškai kiekvieną dieną informuoju ir įkelsim dabar video, nes iščiais tiesioginis transliacijas bent jau kurį laik nematysit, nebent vėliau, kada jau pajungs antenas, galbūt pavyks pajungti iš tiesioginį, jeigu užteks antenas ir ryšys bus normalus. Bet aš jums įkelsiu video, žiūrėkit ir jūs matysit, kada kas buvo atplauksit ir taip toliau. Bet aišku, nafto tikiuosi eis antena gera, iš naftos jūs matysit tiesioginį transliaciją. Tai va, tiek žinių, Masals, Alvids, laikykitės, judam pirmin, švęskit savaitgalį, būkit geros nuotaiks ir vis bus fainai. Iki.